gimnazijos mokinės, 10-okės, ir mes esame Kauno Marių regioninėme centre ir mes šiandien susirinkome pakalbėti su įžymiu žmogum, kuris dirba šiame centre. Sveiki, mano vardas Evaldas Lukrickas, esu šio Kauno Marių regioninio parko lankytojų centro administratorius. Tenka vesti įvairiausias ekskursijas, renginius, be abejo taip pat susijusius su paukščiais. Na ir galiu atsakyti į jūsų klausimus, kaip supratau, norėtume paimti interviu. Taip, mes turime porą klausimų, kuriuos norėtume jums užduoti. Tai pirmas klausimas būtų, man būtų įdomu sužinoti, kokie išnyko paukščiai per 2023 metus. Iš tikrųjų, sunku pasakyti, kokie paukščiai išnyko. Iš Kauno Marių regioninio parko nepastebėjom, kad iš retų rūšių būtų kas nors išnykę. Iš retų rūšių pas mus regioniniam parke gyvena tulžiai. Šiemet vykdyto monitoringo metu biologai aptiko jų lizdų ir pačių paukščių. Taip pat buvo vykdytas monitoringas tokio paukščio reto, kuris vadinasi plovinė vištelė. Taip pat to paukštis buvo aptiktas. Kviečiant šitą paukštį, imituojama to paukščio balsu iš telefono ir iš tokių retesnių paukščių. Kažkaip gamta yra gan stabili šio klausimu ir taip greitai paukščių rūšys negali išnykti. Tai kol kas joks paukštis dar neišnyko. Labai smagu, kad neišnyko daug rūšių. Sekantis klausimas būtų, kiek paukščių rūšių dabar yra Kauno Marių regioniniame parke? Dažniausių yra maždaug apie 40 ar 30 paukščių rūšių, kurios dažniausiai aptinkamos. Bet per migracijos laiką, dabar maždaug rugsėjo pabaigoje, spalio pradžioje, tų paukščių rūšių šiek tiek padidėja. Tai tiesiog Kauno mariose atkeliauja paukščiai iš šiaurės ir tiesiog nakvoja Kauno mariose. Ir šiek tiek tų rūšių padaugėja. Bet tų vietinių, nuolatos gyvenančių, tai apie 30-40 rūšių. Toliau kokios pas jūs yra išskirtinės paukščių rūšys, kurios yra? Na, jau kalbėjau, iš tikrųjų, išskirtinės yra būtent tulžys, plovinė vištelė, na ir dar nepaminėjau, yra toks plėšrusis paukštis juodasis peslys. Tai jo iškamšos mes čia neturime, bet galite ateiti arčiau, galite pasižiūrėti būtent kaip atrodo būtent tulžys. Tai vienas iš retesnių ir saugomų parko paukščių, kurie gyvena būtent atodaluose Kauno Marių regioninio parke. Taip, gal turite dar klausimų? Paskutinės būtų, ką patartumėte moksleiviams, kaip geriau pažinti ir saugoti paukščius? Pažinti paukščius iš tikrųjų galima nuo labai jauno amžiaus, praktiškai nuo pradinių klasių, arba dar netgi darželyje. Iš tikrųjų galima juos stebėti, klausytis tų paukščių balsų, žinoma, įsigyti paukščių tokius atpažinimo knygas, kurios nėra labai brangios. Taip pat galima internete rasti tų paukščių balsus. Tai svarbiausia, iš tikrųjų, norint pažinti paukštį, reikia žinoti, kaip paukštis atrodo. Tai reiškia išmokti jo išvaizdą ir tiesiog atpažinti paukščio balsą, nes dažniausiai paukštis yra pasislėpęs ir jo nematai, bet jeigu išgirsti jo balsą, tai tada galima sakyti, kad jį ir pažinai. O kaip saugoti paukščius? Na, tai aišku, paukščiams keliami inkilai, juos dažniausiai kelia žmonės pavasarį, bet iš tikrųjų reikėtų kelti iš rudens inkilus, nes tada inkilas prisitaiko prie aplinkos ir tada jau kitais metais pavasarį paukštis gali, tarkim, jame apsigyventi, nes kai kurie paukščiai mėgsta tokius jau prisitaikiusius prie aplinkos inkilus. Bet tai nesiskaito varnėnams, kurie gali šviežiai po gamintose inkiluose gyventi.
Na ir žiemą kartais galima maitinti paukščius, jeigu yra labai šaltos žiemos ir paukščiams tikrai nėra ką valgyti. Bet jeigu žiemos nėra šaltos, o paukščiai maitinami nereguliariai, tai yra blogai. Tai jeigu pradėjome maitinti paukščius tam tikroje vietoje, tą daryti turim nuolatos nuo žiemos pradžios iki žiemos pabaigos, nes paukščiai prisiriša prie tų vietų, kur žmonės atneša maisto ir tada jie nebeieško taip intensyviai kito maisto ir gali tiesiog sušalti iš bado. Tai praktiškai jeigu maitinam, tai maitinam visą žiemą, o jeigu nemaitinam, tai tiesiog nemaitinam ir viskas. Tai gal dar turit klausimų? Ne, viskas. Ačiū už jūsų skirtą laiką. Buvo tikrai labai įdomu ir sužinoti daug naujų dalykų.